Sveiki. Vėluoja atsiskaityti, bijau, kad negrąžins skolos, ar paprasčiausiai pirkėjas ir pardavėjas nepasitikė vienas kitu. Ar yra koks nors patikimas būdas išvengti tokių nepatogumų? Tai klausimai, kuriuos jūs keliate savo laiškuose. Piniginius reikalus tvarkysime ramiai ir skaidriai, jeigu atsiskaitysime per notaro depozitinę sąskaitą. Apie tai kalbame su Vilniaus notaru Sauliumi Svaldeniu. Pirmiausia, ponas Sauliau, gal paaiškinkit, kasgi yra ta depozitinė sąskaita? Depozitinė sąskaita tai yra notaro atidaryta sąskaita, kurioje laikomi kliento pinigai. Netgi ir banko bankroto atveju tie pinigai nebūtų išdalinti indėlininkams banko, o būtų paskirti tiems asmenims, kuriems tie pinigai yra skirti. Sąskaita skirta saugiam atsiskaitimui arba užfiksuoti, kad pinigus žmogus grąžino, nes pinigų gavėjas dėl tam tikrų priežasčių jų negali priimti ar nenori priimti. Pateikime konkrečių pavyzdžių. Turbūt galime taip atsiskaityti, tarkime, parduodant būstą. Dažnai iškyla, kaip aš sakau, ta yra žymioji frazė: pirma kėdės, po to pinigai. Susėda klientai ir vienas sako, aš noriu gauti pirmą pinigus, kitas sako, ne, aš norėčiau pirmą, gauti turto nuosavybę. Tai kartais pavyksta sutarti, kad vyktų atsiskaitimas per notaro depozitinę sąskaitą, nes notaras tokiu atveju kaip trečioji šalis veikia. Pavyzdžiui, numato šalis, kad priima perdavimo aktas ir turto nuosavybė bus sudaryta po to, kai pirkėjas įmokės nekilnojamo turto kainą į notaro depozitinę sąskaitą. O jeigu tai paskola, ar galime naudotis depozitinę sąskaitą? Pavyzdžiui, gal paskolos davėjas dažnai keliaujantis žmogus yra, arba paskolos gavėjas galvoja, kad gali būti jam sunku surasti paskolos davėją, tai ar gali kilti ginčas tarp jų, ar tai palūkanų per daug priskaičiuota, ar per mažai sumokėta. Tai būna tokiu atveju gyvenime ateina žmogus, sako, aš negaliu surasti paskolos davėjo, jis mano, kad tarp mūsų yra kažkoks ginčas, o jau paskolos grąžinimo terminas baigia sueiti. Aš noriu tada kažkaip jam grąžinti. Sakom, prašom, jūs pagal įstatymą galite mokėti į notaro depozitinę sąskaitą tos pinigus. Aš kaip notaras informuosiu paskolos davėją, kad paskola yra grąžinta į notaro depozitinę sąskaitą ir paskolos gavėjas, kuris grąžino pinigus, bus ramus, nes jis turės įrodymą, kad nepraleidęs terminą, nepažeidęs sutartinių įsipareigojimų, pinigus įmokėjo. Kokius galėtumėt paminėti depozitinės sąskaitos privalumus ir trūkumus, jeigu jų yra? Trūkumą matau tik vieną iš klientų pusės, kaip kad būna žmonės nelabai linkę daugiau popierių tvarkyti, sako, vėl kažkoks papildomas rūpestis. Bet kai ateina žmogus ar jau advokato konsultuotas, arba iš notaro sužino, kad jis turės neginčiamą įrodymą, kad pinigus grąžino nepažeidęs terminais. Nekilnojamo turto pardavimo atveju atsiskaitant, jau privalumai yra vienareikšmiški, neprimiktinai, bet šalims rekomenduoju. Ir rekomenduočiau, tai yra, kai šalis tarėsi dėl, tarkim, nekilnojamo turto pirkimo pardavimo ir sudaro preliminarią sutartį, dar kitaip vadinamą avansinę sutartį, tai jau ir šitoje sutartyje šalis galėtų numatyti, kad atsiskaitimas vyktų per notaro depozitinę sąskaitą, nes praktikoje irgi būna atveju. Žmonės ateina, sutarę pagrindinės sutarties sąlygas, turto kainą, atsiskaitimo terminus, išsikeldinimo terminus, bet susėda su visais dokumentais ir dar sako, kada mes gausim nuosavybę, kada pervesim pinigus. O kaip praktiškai vyksta atsiskaitimas per depozitinę sąskaitą? Užpildomas kliento prašymas pervesti pinigus į notaro depozitinę sąskaitą ir žmogus gali tiek eiti tiesiogiai į banką ir daryti ten pavedimą, bet dabar dauguma klientų jau turi elektroninę bankininkystę, mes galim suteikti jiems atskirą kompiuterį ir jie padaro pavedimą per elektroninę bankininkystę. Aš taip pat ir bet kuris mano kolega pasitikrinęs gali matyti, kad pinigai yra užskaityti į notaro depozitinę sąskaitą ir galim atlikti toliau sekančius veiksmus. Tai yra tvirtinti pirkimo pardavimo sutartį, siūsti pranešimą kreditoriui, kad yra pinigai įmokėti, prašom atvykti pas notarą atsimti. Apie atsiskaitimą per notaro depozitinę sąskaitą kalbėjomės su Vilniaus notaru Sauliumi Svaldeniu. O jums, mėly žiūrovai, primenu, kad klausimų laidai specialistai pataria. Laukiame įprastu adresu redakcija@5ci.lt. Iki kito karto. Sudie.